Situacija. Mokyklai visada būdavo pirmas ir antras variantas, taip? Mokytojai visada sakydavo, nėra skirtumo, kokiam variantui jūs sėdit. Variantai beveik tie patys. Skiriasi ten maždaug šiek tiek. Visada būdavo pirmas lengvesnis, o antras visada sunkesnis. Ir tai dažniausiai įvykdavo per matematiką. Mano suolas stovėjo taip, kad aš visą laiką patekdavau į antrą variantą. Pirmam variantui visada būdavo kažkas tarp 2+2×2 ar 3×3. Atidarau aš savo variantą ir visa geometrija. Visokie kažkokie kubai, kvadratai, trikampiai. Vieną dieną aš tiesiog nusprendžiau su draugiam pasikeisti pusėm, nes draugė labai gerai mokėjo matematiką. Ir ką jūs manot? Ateina mokytojo į klasę ir sako, na taigi šiandien kontrolinis, aš kaip visada turiu 2 variantus, bet žinau, kad jūs pykstat ir kad jokių pykčių nebūtų, aš šiandien sukeičiau variantus vietom.